motyvavo tai, kad šita komanda dalyvauja Mindaugo karaliaus turnyre, o mūsų ten nėra. Turbūt 50% mes pergalės galėčiau šitam dalykui dėti. Matėsi 40 minučių mūsų užsispyrimas kovoti su jais ir įrodyti, kad mes tenai tikrai turėjom ir kai kam parodyti, kad mes ten tikrai turėjom būti. Šiaip atidavėm daug energijos. Po paskutinių laimėtų rungtynių prieš rumunus Europos taurėje atsiranda toks komandinis branduolys, kurie vieni kiti palaiko aikštelėje ir iš to gaunasi rezultatas. Nors pirmoji dalyje nesisekė daug dalykų, daug prametėm, daug broko, bet trečiam kėliny nurimę atsirado ir sprendimai, ir pataikymai, ir gavom greitų atakų. Kaip ir minėjot, varžovai yra Karaliaus Mindaugo taurėje, jūsų ten nėra, bet laimėjo 3. kartą prieš Nevėžį šiame sezone. Jaučiatės stipresni už Nevėžį? Manau, kad taip. Jaučiamės stipresni ir nepaisant to, kad pas juos nebuvo galbūt pagrindinio centro, bet rezultatas pasako pats už save. Ką sakėt vyrams per pertrauką, nes tikrai labai gera antra pusė laimėta dideliu skirtumu? Tiesiog nurimti. Pirmoji daly tas noras pavirto į neteisingus sprendimus puolime, gynyboje kaip ir viskas ok, praleidom ten tik 30 kelis taškus, bet puolime neįmetėm tai, ko norėjom ir padarėm daug klaidų. Žaidėm tokį gatvės krepšinį. Tai trečiam kėliny mes tai ištaisė, kartu pasitaisė rezultatas. Šiandien Stepas ir daug taškų primetė ir šiaip tokio juodo darbo daug atliko. Kai reikia, atrodo, lyderio, tai atsiranda jis, ar ne? Stepas gali imtis iniciatyvos visur. Dėl to jis yra šitoj komandai. Jis yra emocinis lyderis, jį stebi komanda, kada jam nesiseka, komanda irgi šiek tiek kitokia atrodo aikšteliai. Kaip jam sekasi, komanda taip pat seka paskui jį. Ar džiugina jaunojo pasvaliečio Petrikonio pasirodymą šiandien? Šiandien varžovai nulėmė tai, kad jis pasirodė aikštelėje. Iš jo norėčiau didesnio darbo treniruotėse. Tiesiog šiai buvo sirgalių, kaip čia pasakyti, išprievartavo mane sirgaliai. Šiaip noriu jo didesnio darbo, didesnio užsispyrimo. Jisai turi žinoti, kad šitoj komandoje jisai turi dirbti daug, jeigu nori joje būti ir būti starto 5 žaidėjų. Bet jis turi tokių duomenų, galimybių yra? Daug dalykų krepšinėje nereikia turėti talento. Užtenka pasiekti tam tikrą lygį vien tik užsispyrimu. Ir galiu įvardinti ne vieną pavardę.